Kas vyksta greta visų tų skandalų? Dėl ko taip yra sukaitę tie žmonės ir kurie organizuoja įvairiausias dabar mums akcijas, atrakcijas, čia paguldė. Man iš tikrųjų labai simptomatiškas pono Tapino pasirinkimas tą dieną, kada iš tikrųjų Ukrainai yra šokas, kada sustabdyta. Kada mes žinome, kad sustabdyta ne tik tai ginklų tiekimas, bet sustabdytas ir žvalgybinės informacijos tiekimas. Jis yra veidas paramos Ukrainai ir jisai yra žmogus, kuris viską daro. Ir kuo jisai užsiima? Jisai kiša, kaip čia vadinasi, padnoškę Žemaitaičiui. Ir iki šiol niekaip, absoliučiai niekaip, nors jisai sako, kad va ten jo vieta, kurioje jisai pareiškia visus savo naujienas ir nuomonės, tai yra jo Facebookas, ten neatsirado jokios reakcijos, ten yra daug reakcijų į tai, kaip ten ką Žemaitaitis ir kur ką pasakė. Tai va, ir aišku, yra tas video, iš tikrųjų reikia pripažinti, Žemaitaitis yra žioplys. Totalus. Bet dabar jūs matote vaizdelį. Ir tas vaizdelis vadinasi tai, ką galima labai lengvai, nevažiuojant pas Maską, susirasti apie mūsų peniukšlius Amerikos šaltiniuose. Čia yra tiesiog jūs dabar matote, jeigu pastebėsit, čia yra visi projektai, kurie buvo finansuoti, aš čia suvedžiau 2 metų tokį laikotarpį ir aš tiesiog žiūrėjau, kas gavo pinigų, kas buvo finansuoti per vyriausybę pastarosius 2 metus, 22-24 metus, kas buvo finansuotas valstybės departamento pinigais. Tai kaip ponas, jeigu aš esu paskutinė tikriausiai, kuri nepamatė to video, bet man Petras Gražulis pasako ir divagojosi, kad ten buvo pasakyta, kad Laisvės televizija nėra jokia suinteresuota pusė, kad nieko nebūtų Žemaitaitis parvežęs kompromituojančio apie juos. Ir niekas, kadangi jie nėra gavėjai pinigų. Tai iš principo jisai pasakė tokią tiesą lygtai, bet toje tiesoje trūksta tokio pataisimo, kad Laisvės televizija gavo pinigų, bet ne iš USAID, o iš valstybės departamento. Nežinau, ar tai yra, geriau, blogiau, bet valstybės departamentas jiems sumokėjo pinigų. Greta viso to, jūs čia matote, tiesiog galite patys pažiūrėti, ten, man atrodo, matosi tos svetainės pavadinimas, jūs galite pasižiūrėti, patys suvesti ten visus reikalingus raktinius žodžius ir išsitraukti mūsų tuos jau finansuotus. Tai čia yra tokios organizacijos kaip Lietuvos žurnalistikos centras, LRT, kuri finansuojama iš Lietuvos mokesčių mokėtų pinigų, dar gauna virš 200 000 iš JAV valstybės departamento. Va čia yra jau labai savotiška. Tai yra 2 valstybės vienu metu finansuoja nacionalinį transliuotoją, kuris ką turi transliuoti mūsų nacijai. Gal mūsų interesai, kaip dabar su Amerika, skiriasi. Čia yra įdomus momentas. Toliau ta pati Laisvės televizija ten 2 kartus pasirodo, bet gal su tuo pačiu projektu ten moka dalimis. Ir irgi tokia suma nieko. Kaip? Egidijus Nasevičius prisijungė prie mūsų. Tai šitą dabar žiūrovai mato tą lentelę, Egidijau, tai dabar palauk truputėlį, nes šitą su replikom čia daug yra finansuota ir Ukrainos pabėgėlių, Baltarusijos pabėgėlių organizacijų yra finansuota šitais pinigais. Visas sumas galima apsižiūrėti, Laisvės televizija 78 tūkstančiai bet tai nesutampa datos, pavyzdžiui, čia yra 20 metai, o jeigu atsiversime ataskaitas, dar ten toksai yra tokia Debunk LLT, tokia organizacija. Tas Debunkas irgi gaudo vatnikus. Kas čia rusiškus naratyvus nešioja? Pasirodo, irgi už Baideno valstybės departamento pinigus jie tai darė. Bent jau iš dalies, aš kitų jų finansavimo šaltinių neieškojau, nežiūrėjau. O tokios tokelės,
pasižiūrinėkit, o po to patys galite išsižiūrinėti, va, čia Laisvės televizija vėl mūsų ekrane buvo ir taip toliau. Čia, na, tokios istorijos. Greta to dabar galima pasižiūrėti antrą skaidrytę, nes čia vat, man pasirodė, kad nesutapo. Aš pasižiūrėjau ataskaitas Laisvės televizijos, na, tas finansinės ataskaitas, kurie teikia. Ir ten 22 metų ataskaitoje yra, čia antrą paveikslėlį galima įsidėti, čia tai yra išplėtotas tas jų projektas. Čia šitą tikriausiai Facebook'ose galėjot matyti, nes jisai plinta pakankamai. Bet dar yra dar vienas toksai dalykas, kad jeigu pasižiūrėsi jų finansinės ataskaitas, ten rasi tokį momentą, kaip, na, tokios finansavimo dar kiti šaltiniai. Ir va tie kiti šaltiniai yra apibūdinti kaip Amerikos ambasada, Europos komisija. Ir tu iš kitų šaltinių vėlgi sumelė tokia subyra virš 100 000, nei didelė, nei maža. Taigi mūsų ta tokia, vat, na, įdomiais politiniais projektais užsiminėjanti Laisvės televizija, kaip ten verčia kažką tai prieš rinkimus, kažkas tai yra ten, pavyzdžiui, garsioji ta akcija prieš šitągi Tomaševskį, ten visokie valiai, ta prasme, jie dalyvavo. Ir greta mes matome, kad ateina kažkokios tai lėšos iš kažkokių tai kitų valstybių. Va, dar Linas Kojala yra garsus šitoje visoje istorijoje. Tai yra, va čia yra ir jo tie jau, tokie pakišėlės iš valstybės. Aš šitą pasimiau iš pono Furmanavičiaus tinklalapio, čia jo montažas yra, bet va čia galima lygiai tame pačiame tinklalapyje, kur aš jau rodžiau išfilmuotą, tai jūs šitos visus finansavimo šaltinius galite rasti. Kas įdomu, kad Linas Kojala šiaip jau yra, man atrodo, buvo prie vyriausybės prikabintas su visų savo centru, kuris dabar pavadinimą pakeitė. Dabar jisai prie užsienio reikalų ministerijos. Tai tu viena vertus dirbi Lietuvos užsienio reikalų ministerijai, kita vertus tu dirbi, va šito laikotarpiu dirbi ir už pinigus JAV valstybės departamento. Labai įdomus toksai deriniukas ir aš tada atiduodu jūsų valiai, komentuokit, paaiškinkit, kaip LRT gali būti finansuojama valstybės departamento JAV,